Na ir čia jums pristatomas vienintelis indas šiame turnyre, Singas Giurdepas. Ir jo varžovas jau minėtas Alanas Kviecinskis iš Lenkijos. Give it up your hands for Alan Kviecinski. Alanas Kviecinskis, labai ilgas jo prisistatymas. Tiems žmonėms, kurie atvyko palaikyti ir jo, kiekvieną kartą aišku, kad ringo šeimininkai yra palaikomi žymiai stipriau nei varžovai ir šiuo atveju indui bus bent šiek tiek sunkiau, nors matome tribūnas, matome kėdes, kurių yra labai daug tuščių ir net šiek tiek keista, kodėl taip yra, nes tame pačiame Gdanske, kai vyko turnyras, tų žmonių buvo gerokai daugiau, jau nekalbant apie turnyrus Moldovoje ar Lietuvoje. Labai atrodo susikaupęs Alanas Kviecinskis, 22 metų, abu jauni, abiem dar viskas tikrai prieš akis, tačiau faktas, kad bent jau pagal amžių geresnėje padėtyje ir geresnėje situacijoje turėtų būti Lenkijos atstovas. Kaip jam seksis, matysime vėliau. Kaip ir matysime apskritai, ko yra verti abu kovotojai. Kol kas dar nei sykio, nei vieno, nei kito kovotojo Sport1 nerodė. Na ir čia abiejų sportininkų debiutas mūsų eteryje. Pakankamai drąsiai abu sportininkai pradėjo šią kovą. Na ir į paslėpsnius pirmasis smūgis. Blogiausia, kas gali būti, kad po šio smūgio šiek tiek nukris tempas. Pirmosiomis sekundėmis tas tempas yra beprotiškai didelis, buvo beprotiškai didelis, laikas nėra stabdomas, bent jau tai, ką mums rodo transliacijos režisieriai, kaip yra iš tikrųjų, šiaip lyg ir turėtų būti sustabdyta. Atrodo, kad indas Singas Giurdepas jau gali tęsti savo pasirodymą ir atrodo, ta pradžia visiškai neišmušė jo iš vėžių ir toliau labai didelį tempą ir didelę spartą demonstruoja abu kovotojai ir pirmasis klinčas skiria teisėjas kovotojus. Pagal KOK taisyklės jie kovoja 3 raundai po 3 minutės, klinčai ir parteriai nėra galimi.
Na ir kol kas labai tikslių smūgių neatliko nei vienas, nei kitas, bet kita vertus, kad prasileido ir vienas, ir kitas ne po vieną smūgį varžovo, tai yra faktas. Na, jeigu tokiu tempu ir toliau vyks ši dvikova, galime tik prognozuoti, kas mūsų laukia trečiajame raunde. Lenkas šiek tiek primena lietuvių žvaigždę Sergejų Maslobojevą. Na, ir panašus sudėjimas, ir panaši stovėsena. Ir kol kas netgi panašus jo kovos stilius. 1-1. Jeigu gavau į paslėpsnius, aš gausiu ir to. Aišku, netyčia Gurdepas Singas pataiko savo priešininkui. Ir dabar teisėjui tik reikia dar kartą priminti, jog tokie smūgiai nėra galimi. Nebejoju, kad puikiausiai tą žino Gurdepas Singas. Na, tiesiog kovos įkarštyje kartais nepataikai ten, kur reikia, ir kartais yra problemėlių. Paskutinė pirmojo raundo minutė. Jau dabar galime apie šį raundą pakalbėti. Labai dvi netrumpos pauzės dėl abiejų kovotojų pataikymo ten, kur nereikia. Na ir tiesą sakant, labai daug smūgių yra atlikta ir ten, kur reikia. Priminsiu, jog kiekvienas smūgis, net ir kai viens kitam varžovai pataiko į koją, yra skaičiuojamas kaip taškas. Ir štai toks, besibaigiant raundui, tikslus Lenko smūgis pačiame pirmojo raundo gale, pačioje pabaigoje. Kaip reikiant jis perėmė iniciatyvą ir aš dar kartą pasikartosiu, labai primena šis kovotojas Sergejų Maslobojevą. Mes matome jo tą sprogimą, kai tik pajuto, jog varžovas praleido vieną smūgį, labai greit stengiasi apipinti savo priešininką smūgių kruša ir neleisti jam net pagalvoti apie geresnį gyvenimą. Jeigu būtų dar likę šiek tiek laiko, mes būtumėm išvydę knockdowną pirmojo raundo pabaigoje neabejotinai. Dabar to neišvydome, bet kokiu atveju Alanas Kvečinskis yra pirmojo raundo favoritas, pirmojo raundo nugalėtojas ir jeigu dvikova baigtųsi jau dabar, galima nebejoti, kad Lenkas būtų pripažintas šios kovos laimėtojų. Na, įdomu, kad prie Kvečinskio štabo, prie tų žmonių, kurie padeda ruoštis kovai, yra ir Marta Džainovska, kuri šiandien taip pat lips į ringą pademonstruoti savo sugebėjimą. Antrajame raunde matome, jog pirmosiomis sekundėmis pajėgesnis yra Lenkas ir jis jau nelaukdamas varžovo pasiūlymo. Štai Indo atsakymai keli buvo sėkmingi ir privertė jį atsitraukti Lenką atgal. Kvečinskis nuo pat pirmų sekundžių stengiasi sudaužyti savo varžovą, liaudiškai tariant, bet gavo kelis smūgius atgal ir atsitraukė. Ir vėl pakankamai didelis tempas antrajame raunde. Šiaip Indas turėtų, jau po truputėlį turėtų keisti savo kovos stilių, po truputėlį turėtų eiti į priekį ir bandyti lyginti situaciją, nes jis tikrai atsilieka nuo savo priešininko. Trečias kartas šioje kovoje, kai ten, kur nereikia, pataiko vienas ar kitas dalyvis. Ir dar viena priverstinė pauzė. Šį kartą iškart teisėjai stabdo laiką. Bet tos pauzelės kuo toliau, tuo didesnės.
Dar karčiai situacija, na ir tiesiai. Atrodo, kad nieko kito ir nesitikėjo dabar Singas. Atsiprašo savo varžovo už tą nelemtą smūgį. Na, dar kartą pasikartosiu, ką minėjau pirmajame raunde. Blogiausiai, kad šie smūgiai šiek tiek gali išderinti kovotojų veiksmus ir ta kova gali sulėtėti. Nors kol kas į tai nėra panašu. Aišku, yra ir teigiamų dalykų, kalbant apie tas pauzes. Priešininkai netaip greit pavargsta. Gražiai pataiko dabar Indas. Silpnoji ir ryškiai silpnoji Alano Kviečinskio kovos dalis yra gynyba. Neabejotinai. Viena minutė mažiau nei minutė iki antrojo raundo pabaigos. Kova yra įsilyginus, pakankamai apsilyginus tik dėl tų bonusų surinktų mačo kovos, ypač pirmajame raunde. Lenkas, sakyčiau, ir dabar yra šios kovos favoritas ir dar kartą pataiko ten, kur nereikia. Jau trečias kartas, ar ne per daug. Per mažiau nei 6 minutės, kada 3 kartus. Na, štai tą teisėjas rodo. Na gerai, vieną kartą gali nepasisekti, antrą kartą, bet 3 kartai dar nesibaigus kovai yra ryškiai per daug. Na ir vėl matome, kad jokios vaidybos iš Alano Kviečinskio pusės. Ir kas čia dabar? Alanas Kviečinskis kviečiamas, tiesiog, kad būtų įstatyta kapa, kad galėtų pratęsti šią dvikovą. Iki antrojo raundo pabaigos vos 20 sekundžių. Per kojas gerai dabar užduoda Kviečinskis savo priešininkui. Indas nepasiduoda. Jis praleidęs labai dažnai kalą atgal ir kalą sėkmingai. Dar kartą per atraminę koją ir dar kartą Singas Girdepas ant grindų. Antrasis raundas štai ir baigėsi. Tas antrasis raundas nebuvo tikrai toks vieno kovotojo stipresnis, nei tai buvo pirmajame raunde, tai yra neabejotinai. Ir Indas gali pasidžiaugti dėl to, jog sugebėjo aplyginti situaciją ir visiškai išlyginti. Nesiryščiau kol kas to sakyti drąsiai. Bus labai svarbu, kaip prasidės trečiasis raundas, nes jeigu to trečiojo raundo pradžioje irgi bus pauzelių, jeigu nebus didelio Lenkijos atstovo pranašumo, tai pati pabaiga gali būti be proto įdomi. Na ir štai ir to trečiojo raundo pradžia. Ir dar kartą, 5. kartas šioje kovoje, kai viens kitam pataiko, žinot kur, ar ne? Kur negalima. Na ir štai taip pašokinėjęs, Indas netrukus turėtų pratęsti čia dvikovą. Tos 9 minutės, kurios skirtos šiai dvikovai, jau dabar akivaizdu, kad bus ir yra labai įsitęsusios. O ne pirmą kartą Lenkas bando apsisukdamas suduoti varžovui.
Panašiai kaip Valentinas Golubovskis savo geriausiais laikais. Tai skirtumas tas, kad Valentinas paprastai tokius smūgius paversdavo taškais ir kartais net paversdavo knockdownais. Indas niekiek nepasiduoda ir Indas labai smagiai renka taškus. Dabar netgi nedrįščiau sakyti, kad Lenkas turi kažkokią persvarą. Jis persvarą turėjo pirmojo raundo pabaigoje, tačiau tai yra viskas, ką sugebėjo jis pasiekti. Todėl teikti drąsiai, kad užteks to pergalį. O, geras pataikymas iš kairės rankos. Nors atrodo nebuvo sukoncentravęs visos jėgos. Dabar Lenkijos kovotojas Alanas Kviečinskis. Vos pusę raundo. Reikia tęsti kovą. Ta rodo teisėjas. Ne, nebeleidžia stabdyti kovos dėl pataikymo į vyrams skaudamą vietą 5 kartus, dėl to jis stabdė šią kovą, na ir galbūt kartais tuo pradeda naudotis kovotojai. O klinčas aišku, kad stabdoma kova. Ar pavyks per tą paskutinę minutę kažkuriam iš dalyvių pasiųs savo priešininką į nokautą. Tokiu atveju garantuotų savo pergalę arba Lenkas, arba Indas. Jeigu to neatsitiks, tada viskas nuo teisėjų priklauso. Teoriškai mes galime išvysti ir dar 3 minutės šios kovos. Sakyčiau, kad kovos pradžia buvo žymiai įdomesnė nei pabaiga, nes pradžioje buvo daugiau planinių veiksmų. Pradžioje buvo daugiau tikslių smūgių, na, o dabar toks labiau tokios gatvės muštynės. Besibaigiant kovai, Alanas Kviečinskis kelis kart labai tiksliai sudavė varžovų į veidą ir tai yra kovos pabaiga. Lenkas tiki, jog jis iškovos pergalę šioje dvikovoje. Pamatysime, bent jau pagal smūgius į galvą, jis truputėlį arčiau yra pergalės negu varžovas, bet reiktų pabrėžti, kad tik truputėlį. Na ir teisėjo verdiktas. Lenkas kol kas prie teisėjo atrodo žymiai labiau pasitikinti savo jėgomis nei jo varžovas. Ir šios kovos laimėtojas yra Lenkijos atstovas.